Žmogus, kuris per debatus Lukiškių aikštėje, kandidatė, pakalbėjo apie tai, kad šita valdžia neišardoma kitaip, negu panaudojus fizinę jėgą, pasamprotavo žmogus. Spragilus. Kalba apie spragilus. Ne? Šią naktį praleido areštinėje, kaip aš suprantu, jau dabar išleista. Jinai pateko į areštinę nepaisant visų įstatymų. Tai yra turėdama neliečiamybę kandidatinę. Turėdama elementariai, pirmas žmogus, aš būtent klausiu šito FD pono Renė Osto, aš klausiu, ar jūs kada nors esate susidūręs, kad žmogus už bet kokį kalbėjimą būtų atsidūręs areštinėje, už kalbėjimą. Jisai mane žiūrėjo kaip, nors yra iš tokios marginalizuojamos FD, jau tokios blogos partijos, sako aš tokių dalykų. Žiūrėjo mane kaip, nežinau, kaip į kokią beprotę, kad aš kažką tai išgalvoju. Sakė, ne, tokių dalykų aš nesu matęs ir skaitęs ir kada nors susidūręs su jais. Lietuvoje tokie dalykai įmanomi. Tai prašau komentaro. Kęstuti, jūs žengėte į politiką. Reikia sodinti kai kuriuos už kalbas. Viena artimiausia prie manęs Kęstučiai. Miela Rūta, kažkaip nepamenu, kad Valinskas ir Ramanauskas būtų laikino sulaikymo kameroje. Ten buvo ne atsinešimas kažkokių priemonių, bet tiesioginimas grasinimas nužudyti vienos ar kitos tautybės asmenis. Jeigu tą raginimą būtų išgirdęs kažkas nestabilios psichikos asmuo, tai be jokios abejonės jis į tą raginimą būtų atsiliepęs. Bet kiek pamenu mediją, ar žymus politikai nekovojo ir nekvietė teisėsaugos institucijas sulaikyti tokį asmenį, nes to pasakymo metu, man atrodo, buvo didesnis pavojingumas negu šitos moters, kuri viešai savo nuomonę gal ir ne visiškai tinkamai paskelbė. Nuomonė, kad šita valdžia yra verta, galima ją išardyti, jinai tiesiog tokios savotiškos paniekos. Žinote, apie ką byla? Apie riaušių kelimą. Vėl riaušės. Mokytoja Astra sėdėjo daboklėje ir ją kaltina apskritai, ten sąmokslų prieš valdžią. Tiksliai pasakyti, ko ją kaltina. Tai va, ačiū iš karto, Onai, kol tu pradėsi, Kęstuti, Onai Veckevičienė už 5 eurus ir skatinu visus mus remti visokiojopai, OpTV, remti ir komentuoti. Svarbiausia, komentuokite, svarbiausia, aktyviai dalyvaukite, reikšite savo nuomonę. Nes, aš tikiuosi, kad čia yra tokie išskirtiniai atvejai, kada sodina, nes jeigu mus pradės sodinti už kalbėjimą, tai, veltui tas sąjūdis. Aš sekiau tą informaciją, jinai buvo iš ryto labai kukli apie Irmą Gajauskaitę, kad jinai buvo sulaikyta vakar ir naktį praleido areštinėje. Pranešimas buvo toks ištransliuotas per mass media, kad sulaikyta ir dėl riaušių. Kažkaip neprisimenu, kad vakar kažkokios riaušės būtų vykusios. Dabar į vakarą, kada jau jinai iš areštinės yra paleista, tai buvo detalizuotas tas pranešimas, kad jai pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl riaušių organizavimo pagal 283 straipsnį. Nes iš ryto aš dar galvojau, kad baudžiamajame kodekse riaušės yra minimos 2 vietose. Viena, kada yra organizuojamas įkalinimo įstaigoje, tai čia netinka tas atvejis. Antras, 283 straipsnis, tas riaušių organizavimas. Jau dabar jau nebe kalėjimas. Tai plius jinai kaip kandidatė į Seimą turi imunitetą, bent jau kandidatavimo laikotarpiu. Kad naktį būtų sušauktas VRK posėdis, kuris būtų panaikinęs ją imunitetą, aš irgi negirdėjau šito. Tai juo labiau, kad tas jos įrašas Facebook'e, aišku, jį galima įvairiai vertinti, bet po to jinai davė interviu netgi LRT. Davė interviu LRT, ir jinai paaiškino, kad taip, aš šaržuoju tą patį Ramanauską, šaržuoju tą patį Valinską, nes tiemsgi nieko nebuvo, net kaip aš suprantu. Prokuroras labai teisingai pasakė, ten buvo kvietimas nužudyti ir vienu ir kitu atveju, čia atsinešt lazdas. Tai toks irgi truputį kiti dalykai, bet
Na, mūsų teisėsauga dabar veikia taip, kaip veikia. Vat jūs užsiminėte apie Astrą, apie mokytoją Astrą. Tai Astros straipsnis, vienas dalykas, kad irgi yra dalyvavimas riaušėse, nors jos tą vakarą prie Seimo nebuvo. Jis baigė teisėtą mitingą ir išvažiavo namo, bet kaltinama riaušių organizavimu. O kitas straipsnis, tai yra 122 baudžiamojo kodekso straipsnis, kuris skamba taip. Tas, kas viešai ragino smurtu pažeisti Lietuvos Respublikos suverenitetą, pakeisti jos konstitucinę santvarką, nuversiti teisėtą valdžią, kėsintis jos nepriklausomybę ar pažeisti teritorijos vientisumą. Nu, tos kaltinimas yra mokytojai Astrai. Taip, tebesėdė Astra ar jau atsiprašau? Ne, tai jinai 5 paras gavo už teismo įžeidimą. Tai jinai, tiesiog taip simboliškai gavosi, kad jinai mokytoja dieną. Gėda pelėda. Už tai duoda dabar 5 paras? Aš neskaičiau teismo nutarties, bet tie žodžiai, tas sprendimas buvo po tų žodžių jos pasakytų. Fantastika. Aš galiu pakartoti, gėda pelėda teisme. Iš tikrųjų, aš laukiu. Gležnos moteris. Tik sakau, simboliškai buvo, kad jinai mokytoja dieną sėdėjo. Paskui ir ten dar vienas yra toks įdomus, ten klaidžio socialinės tinkluose nuotrauka mokytojos Astros, kadangi jinai sėdėjo areštinėje, buvo tą 5 parų bausmę arešto. Ir, ten yra dar keletas veikėjų riaušių byloje, kurie yra, sakykim taip, įkalinimo įstaigoje. Ir vienas, ir kitas, tai vienus atveža, kiti patys nenori važiuoti į teismą, tai, sakykime, ten jungia nuotoliniu būdu juos. Ir žmogus sėdi, kaip mes studijoje, prie rašomojo stalo, stovi kompiuteris, jisai bendrauja, teismas su juo bendrauja, jis gali užduoti klausimus, visą kitą. Tiem, kas matė tą nuotrauką mokytojos Astros, jis sėdi geležiniam narve. Tai aš tuo metu paprašiau reiškia tas geležinis narvas. Vytauto Sirvyžio šitą vaizdą. Jisai sakė, kad tai yra, iš principo, Europos teismai, žmogaus teisų teismas yra pasisakęs dėl tokių dalykų. Kad tai yra žeminimas, tai yra tokio įvaizdžio, kalto žmogaus įvaizdžio kūrimas jau a priori, nors teismas dar neįvyko. Ir labai griežtai pasisako prieš tokius dalykus. Tiesiog Lietuvoje prie Bilotaitės ir Požėlos tokie dalykai yra įmanomi. Bet Rūta, čia yra dar vienas baisus niuansas, nes, sakykime, teismo posėdis vyksta teismo rūmos. Jeigu teismo posėdis paprastai vyksta teismo rūmose. Ir atveža kažkokį pavojingą nusikaltėlį, sakykime, žmogžudį ar ten dar kažką. Salėje yra tenai kiti žmonės, pašaliniai žmonės. Galbūt jis kelia kažkokią grėsmę, jį uždaro į tą geležinį narvą. Ir tai Europos teismai pasisako, kad taip negalima daryti. Bet čia žmogus yra jau įkalinimo įstaigoje, jis areštinėje yra. Ir jį reikia rodyti narve sėdinti. O čia yra visa esmė. Čia lygiai taip pat kaip... Tai kam jinai kelia grėsmę būdama areštinėje? Taip, jos irgi transliavo iš už grotų. Čia yra stiliukas.